Taip, jūsų kelionė į nepriklausomą prekybą. Nu tai ką, ir pradedam ir važiuojam, ane? Ar pasiruošę visi? Popkornų pasiėmėt, arbatos, kavos? Varom. Varom, ane? Nu ir gerai. Šitą norėjau seminarą padaryti užprieitą, kai buvom prieitą susitikimą, tai galvoju, reikia padaryti dabar, nes jau buvo padaryta, kad kitą kartą, kai susitiksime, kad nereikėtų kartuoti to pačio, nes kiti jau bus matę. Tad ir važiuojame. Jūsų kelionė į nepriklausomą prekybą. Jūs esate čia, kad išmoktumėt. Išmoktumėt prekiauti, išmoktumėt pažinti save, išmoktumėt pritaikyti, suprastumėt, ką daryti ir ko nedaryti. Jūs esate čia, kad išmoktumėt, kaip Tomui įsižiebė lemputė, kaip man viskas buvo. Jau daugelis girdėjo mano istoriją ir matė bei žino, pasakojau jau ne vieną kartą ir tai teko kalbėti ir asmeniškai su kai kuriais iš jūsų apie tai, kaip man įsižiebė lemputė ir kodėl aš pradėjau. Tai buvo mano tokia istorija, kaip pamačiau YouTube'e ar internete, kad galima taip uždirbti. Tikrai susižavėjau šito darbo ir pradėjau siekti. Aišku, siekimas daugiau rėmėsi kaip ir į svajonę, tokia buvo, kad uždirbti, nedirbti ir uždirbti pinigus buvo kitokiu būdu, nei taip, kai dirbdavau fabrike. Ir aišku, tą svajonę padariau kaip siekiamybę, pradėjau siekti. Teko praeiti visko ir šalto ir karšto tam, kad eiti iki šito momento. Kai jau mane irgi taip pat pažįstate, kai kurie gal nepažįsta, kas tu esi Tomai, myliu savo darbą, Forex prekybą, aišku, ir prekiauju kitose rinkose, prekyboje esu 5 metai, čia reikėtų jau pataisyti, galima sakyti, jau didėja. Hobiai, Airsoftas, krepšinis, knygos, esu vedęs ir turiu 3 vaikus. Kaip mano kelionė prasidėjo, pradėjau kaip ir daugelis, buvau savamokslis, pradėjau krūvą pinigėlių, pradėjau lankyti seminarus, suvokiau, kad jau ėjau klaidingu keliu. Tai aišku, tai ėjau lankyti seminarus. Būtent šitas momentas yra tai, kad kai jau praėjo 6 metai mano prekybos, nesėkmingos, galim sakyti, ir pradėjau stebėti savo buvusius mokytojus dar prieš mokymasi. Tai lankiau jų seminarus, webinarus ir žiūrėjau, ką jie daro ir ką reikėtų man daryti. Suvokiau, kad ėjau klaidingų kelių ir teko priimti sprendimą ir pradėti pačiam mokintis. Prekyba ne tau, jeigu tu galvoji, kad čia bus lengva, kad tai yra lengvi pinigai, take my money, kad kiti uždirbs už tave, ar pirksi signalus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visa tai yra tų žmonių mąstymas, kurie nori praktiškai nieko nedaryti, arba pamėginti ir čia gal uždirbsiu, nenorėdami mokytis, suprasti, ką daryti, ko nedaryti, kaip į rinką žiūrėti. O dauguma nori labai lengvai, čia ir dabar ir greitai. Dėl to jie galvoja, kad čia bus viskas easy, lengva. Bet iš tikrųjų jau jūs žinote, kad reikia įdėti daug darbo, norint siekti savo tikslo, pasiekti savo tikslo. Taigi, ankstesnė patirtis nuvylė. Dažniausiai kas vyksta su žmonėmis, kai jie praeityje patyrė vienokius ar kitokius iššūkius ar dalyvavo vienur ar kitur, tai būtent kaip jie mąsto tie žmonės. Paskutiniam webinare renginyje, kuriame dalyvau, buvo siaubingi. Šitas bus taip pat. Sakykime, kaip ir vyksta webinaras, dabar šiuo metu ir pristatymas viso to, tai irgi daugelis galvoja, kad gali būti taip pat, kaip ir anksčiau kažkas kažkur pasakoja, čia irgi gali būti ne taip. Tai čia yra nuomonė, žmonių nuomonė suformuota iš kitų žmonių, kurie kažką rodė ar pasakoja. Aš nieko neišmokau, iš prieito mokytojo aš nieko neišmoksiu ir iš jūsų taip pat. Taip, paskutiniai pirkti kursai buvo siaubingi, jūsų kursai bus tokie patys. Visa mano prekybos patirtis, prekyba Forex rinkoje, tai tik juokai, niekas nelaimi. Valgiau blogame restorane, kitame restorane bus taip pat.
Nu tai būtent kaip žmonės suformuoja savo požiūrį į tai, kai jiems nesiseka ir atrodo visur tas pats ir niekur kitur geriau nebus. Tai geriau ir nieko nedaryti. Taip galvoja žmonės. Arba sako, gal geriau aš nesiūlysiu jam, nes jis tikrai nenorės, ne? Bet kai nueina po kažkiek laiko, žiūr, žmogus turi tą produktą ir jisai vartoja. Nu, sakykime, kaip pavyzdys, ne? Kaip dažniausiai žmonės nusistato iš karto savo ribą tokią, kad tas žmogus ar ta nenorės arba ten yra blogai. Tai va čia toksai ir pateikimas, kaip žmonės reaguoja. Sunkus kelias. Pažiūrėti keletą nemokamų video, tai būtent kaip dažniausiai eina prekiautojai į prekybą, tai yra koks yra sunkus tas kelias. Pažiūrėti keletą nemokamų video, pasistengti išmokti keletą signalų, atsidaryti prekybos sąskaitą, sudeginau savo depozitą, pasidaviau. Tai būtent koks yra tas kelias. Taip ir buvo ir mano toks kelias, aišku, aš pasistengti išmokti keletą signalų, nors aš nesidomėjau jokiais signalais, domėjausi daugiau žvakius deriniais. Tai va, man buvo tas įdomu pačioj pradžioj, kaip aš pradėjau. Ir aišku, atsidariau sąskaitą ir sudeginau savo depozitą ne vieną. Tai jau dabar tiksliai nepasakysiu, kiek jų ten buvo, bet buvo ne vienas. Padariau daug dalykų teisingai ir padariau daug dalykų blogai. Kaip mes ir visi, norint siekti savo tikslo, pereiname ir karšto, ir šalto. Aš atradau lengviausią kelią, kaip tu tapai sėkmingų prekiautojų. Elkis su prekyba taip, kaip elgtumėsi su savo verslu. Į viską žiūrėk rimtai, susirask mokytoją, įgauk įgūdžius ir siek savo tikslo. Tai vienas gali būti mokytas ar kitas mokytas, jokio skirtumo. Bet svarbiausia, imti patirties iš kitų. Pavyzdžiui, kai skaitome knygas, mes imamės patirties, pažinimo iš kitų, kaip jie praėjo ir ką jie padarė, kokį kelią praėjo ir ką parašė. Iš to mes galime tada kelti klausimus, analizuoti savo gyvenimą ir pasimti patirties, pasisemti. Taigi, kelias. Tai yra stovyklos, tai pirma stovykla, lipant į viršų į Everesto kalną, tai tas pats, kai liptume, siektume savo tikslo. Kas jau yra pas mane buvę ne kartą, tai žino, kad pas mane į antrą aukštą užlipti yra labai status laipteliai ir reikia lipti, po truputį tada ir užlipę. Tai stovykla, tai būtų pirmas etapas, kaip siekti savo tikslo ir kaip judėti link savo nustatyto tikslo. Tai bus ir antras etapas ir bus ir trečias. Taigi, kelias į tikslą. Sėkmingi prekiautojai. Taigi, stovykla pirma. Ką 90% rinka daro blogai? Sakykime, kad esate prie sėkmingųjų. Ką daro visi 90 prekiautojų? 90%. 90% prekiautojų praranda 90% depozito per pirmus 90 per 90 dienų prekiaujant tikrais pinigais. Tai yra tokia taisyklė 90 taisyklė dauguma prekiautojų. Tai yra būtent brokeriai turi tokią taisyklę ir jie žino, kad nauji žmonės, kurie ateina ir taiko vienokius ar kitokius signalus ar sistemas, kurias randa YouTube'e, internete ar pas kažką ir jie bando su tikrais pinigais ir jie automatiškai patenka į tą statistiką, nes žino, kad anksčiau ir vėliau jie vis tiek sudegins vien dėl to, kad jie neturi disciplinos, neturi plano, o tiesiog ją bando. Dėl to ir yra būtent šita taisyklė. Kaip realiai atrodo realybėje? Kiek pažįsti profesionalių prekiautojų? Tai čia yra toks klausimas praktiškai visiems, kai tu pradedi eiti to keliu ir savęs reikėtų pagalvoti, kiek tu pažįsti, kiek tu žinai, kiek tu apsupai save tais prekiautojais, kurie uždirba ir gyvena iš to. O norint keistis ir tobulėti, tu turi apsupti save tai žmonėmis, nes jie tau duos ir patirties, savo patirties pasidalins, tau pasakys, ką daryti, ko nedaryti ir belieka tau tik semtis tos patirties ir pritaikyti savo prekyboje, savo siekiamybėje.
būtent kai siekime savo tikslo. Kiek tu praradai? 1000, 5000, 10 000, 50 ar 100 000? Kiek iš viso jau esate praradę? Iki mokymų ar kažkur gal mokinotės ir vis tiek praradinėjat ir kažkas yra negerai, nes dažniausiai manęs klausia, sako, Tomai, kažkas vis tiek negerai, baigiau ten kažkur tai kažką mokymus vienokius ar kitokius, bet vis tiek, kažkas ne taip, kažkaip neina, nežinau. Yra tokių momentų ir paskui reikia žmogui padėti. Nemokama informacija, tai spąstai jums. Tai vien įrašius Forex žodį, praktiškai matome, kad turime 239 milijonus raktažodis vien Forexas, tiek yra informacijos. Ko man realiai tai reikia, tik ko daugiau nemokamų mokymų. Toliau įvedus techninę analizę, tai yra 788 milijonai būtent paieškos rezultatų, jeigu vien įvestume vien techninę analizę. Jeigu jums reikia vis daugiau žinių, tai įvestume finansinį, CL trading ir taip toliau, jūs pasižiūrėsite daugybę informacijos ir žmonės ieško, kur galėtų susirasti ir pritaikyti savo prekyboje. Ir jie tada bando. Analizės paralyžius. Dažniausiai pas prekiautoją atrodo grafikas tokiu principu. Yra sudėta įvairiausiai MAC, RSI, ATR, volumai ir taip toliau. Ir pats paskui prekiautojas, žiūrėdamas į šitą grafiką, jisai nebežino nei ką daryti. Kodėl nežino? Dėl to, kad neturi gal ir plano, arba vienas kitam prieštarauja, o iš tikrųjų prekyba turi būti kuo paprastesnė. Turi būti aišku, tas ir tas, sakykime. Kaip mes ir žinome, turi būti struktūros, turi būti nustatyta, kuriuose vietose išdėnėsime, turi būti planas ir mes žinome, kad tada tose vietose mes ieškosime vienokio ar kitokio užėjimo. Bet šičia, kai jau pradedi žiūrėti į tos grafikus, tai jau pradedi ir mėtytis ir nebesuprasti, ką čia rodo. Ir volumas tą, ir RSI tą, ir taip toliau. Ir tada atsiranda analizės paralyžius ir nebežino, pagal kurį važiuoti, pagal kurį čia užeiti ir taip toliau. Taigi, realių pinigų mitai. Man reikia naudoti pinigus prekyboje, nes kitaip neišmoksiu prekiauti. Kaip prarasti pinigus? Buy, sell. Aš turiu tai daryti iš vienos pusės. Taip, reikia naudoti grynus pinigus, ne grynus, o tikrus pinigus savo prekyboje. Kodėl? Todėl, kad tu gauni patirties ir pažinimus iš savęs ir matymo, kaip tu elgiesi matydamas, kaip pinigai eina į minusą ir eina į pliusą. Bet kai tu neturi kuom remtis, sakykime, neturi prekybos plano, neturi taisyklių ir tu prekiauji su realiais pinigais, tai didelė tikimybė, praktiškai 100%, kad tu prarasi visus pinigus per 90 dienų. Tokia yra statistika ir būtent toks yra bruožas kiekvieno prekiautojo, kurisai pradeda naujas sistemas ir bando uždirbti. Jūs norite išmokti prekiauti. Jau šitą turbūt gal esate matę, aš buvau įdėjęs ir YouTube'e. Aš noriu pradėti prekiauti. Ką daro kiekvienas, žiūri video, tyrinėja, būtent 90% tų žmonių. Toliau išbandyti demo prekyboje, pabando demoje, mato, kad labai gerai sekasi. Viena ar kita sistema, kurią rado internete, iš kažkur tai gavo, susikūrė tikrą sąskaitą ir pradeda prekybą. Praranda pinigus, žaidimo pabaiga, sudegina savo kapitalą ir sako, suvokia, kad nesi sėkmingas prekiautojas ir eina vėl tuo pačiu ratu ir siekia proveržio. Vėl taip pat, ir vėl taip pat, ir vėl taip pat. Ir iš vienos pusės panašiai ir aš taip dariau, biškiai kitokių principų, bet panašus buvo ratas, iš kurio reikėjo išlipti, nugalėti pirmą save. Tada jau reikėjo iškelti rankas ir sakyti, pasiduodu, jau viskas, reikia, kad mane kažkas mokintų. Taip, 90% kelias į nesėkmę. Ką dažniausiai daro? Tai yra startas,
išbandyti sistemą, strategiją, kurią susiranda prekyboje, išbando, kas gaunasi, vėl eina iš naujo, bando. Išbandyti daugiau nemokamų mokymų prekyboje, gauna vienokią kitokią informaciją iš kažkur tais, vėl bando, vėl nesiseka, išbandyti kitą sistemą, kitą strategiją, vėl prekyboje, išbando, taip ir keliauja iki tol, kol nusivilia, nesėkmė, praradimas, prarastas laikas ir praranda pinigus. Tai būtent tai yra kelias, kai bando kiekvienas prekiautojas, kurisai sako, aš galiu, aš sugebėsiu ir man tik reikia gauti sistemą. Nu, pagrinde taip ir vyksta, nes galvoja, kad sistema tai yra pagrindas. Tai, ar tu prekiautumai taip? 90% galimybę prarasti ir 10% tikimybę laimėti. Nu, gerai pagalvokit. Aš suprantu, jūs daugelis iš jūsų dabar, kurie mato, yra mokiniai, bet jūs, kurie dar tik tais stebite ir žiūrite, kurie esate šiuo momentu tik tais pradžios kelyje, galim sakyti, ir pagalvokite, ar tikrai norėtumėt būti tarp tų 90%? Ar tikrai prekiautumėt taip? Kaip tu gali būti geresnis nei 90%? Jeigu tu esi atsitiktinis prekiautojas, tad būk pasiruošęs tokiu ir likti. Taigi, tai buvo pirma tokia stovykla, 90% prekiautojų. Mes susipažinome, maždaug koks yra tas kelias, kaip žmonės daro, ką jie daro, kaip jie bando uždirbti iš šitos rinkos, investuojant ar spekuliuojant rinkose. Bet matome, kad pagrindinis dalykas jų yra tikslas susirasti iš kažkur, kad tik būtų nemokamai, kad tik tais gauti iš kažkur kažkokį patarimą ir tai būtų nemokamai, kad tik nereikėtų investuoti. Esu girdėjęs, kad kažkur kažkas ar sako, kad rimti atrodo žmonės, gal aš nežinau, kiek ten rimti, bet čia kalbu apie Lietuvą ir buvo parašyta netgi YouTube'e, buvo pasakyta, prisimenu, nepaminėsiu vardo, bet sako, jūs geriau neinvestuokite pinigus į mokymus, o eikite su jais ir dirbkite ir taip gausite patirties ir žinosite, ką reikia daryti. Tada ir sako, nes kitu atveju jūs visi sakot, kad neturite pinigų, po to, kai investuojate į mokymus, nebeturit pinigų, iš ko prekiauti. Nu tai įsivaizduokite, koks rezultatas pas tų žmonių bus su tokiu patarimu. Taigi, antra stovykla. Išmok prekiauti teisingai, pasirink teisingai. Kaip tu atsiskirsi nuo kitų? Ką reiškia atsiskirsi? Kai tu turi tikslą ir siekiamybę, tu turėsi atsiskirti nuo kitų ar netgi visiškai pasitraukti nuo kitų, tų vadinamų žmonių, kurie tavo gyvenime nedavė tau naudos, tiesiog tik tais leido egzistuoti jų pasaulyje ir nesiekti taip, kaip jie nesiekia. Ir kai tu pradedi siekti, jie dažniausiai sako, nu kam to tau reikia, nu kam tu tai darai. Tai vat ir klausimas, kaip tu pasiruošęs atsiskirti nuo jų? Nes jie vis dėlto norės jumis įtraukti atgal ir sakyti, nedaryk to. 4 žingsnių lygiai. Tai yra 4 žingsniai norint prieiti prie profesionalumo. Ką reiškia profesionalas? Profesionalas žmogus tai tas, kurisai savo srityje yra įdėjęs daugybę laiko ir praktiškai pasiekęs tą lygį, kai jis daro viską nesąmoningai. Tai yra nesąmoninga kompetencija. Tai man būtent apie tai pasižiūrėjome. Nesąmoninga kompetencija, tai prieisime. Ir aš būtent noriu pakalbėti tas 4 kompetencijas. Nesąmoninga nekompetencija. Jūs nežinote, ko dar nežinote. Kitais žodžiais tariant, galbūt jūs net neįsivaizduojate, kokių įgūdžių jums dar trūksta. Tai jūs, sakykime, dauguma kaip prekiauja, bando, jie nežino dar ko, jie nežino, tiesiog jie bando, daro ir mėgina. Toliau, sąmoninga nekompetencija. Tai tampate sąmoningas apie tai, ko dar nežinote. Tai dar nepadaro jūs įgudusio. Tiesiog dabar jūs žinote, kurios įgūdžius turite tobulinti.
Tai jeigu mes žinome, kurios įgūdžius mums reikia tobulinti, mes žinome, ką reikia tada daryti, kokius sprendimus priimti ir daryti. Ir ar dėti daugiau laiko mokytis, ar stengtis, ar siekti. Čia apibrėžia visus dalykus mūsų gyvenime. Sakykime, darbe, versle, investavime, visoje siekiamybėje. Toliau, sąmoninga kompetencija. Jei pasiekite šį lygį, tai reiškia, kad įdėjote pakankamai darbo ir arba pakankamai kartojate tą patį veiksmą tam, kad įgautumėt įgūdį. Tačiau esmė yra tame, kad norėdami išlikti įgūdę, jūs turite galvoti apie tai, ko išmokote. Priešingo atveju prarasite įgūdį. Tai šiuo metu, sakykime, jūs mokiniai braižote, identifikuojate sistemas, struktūras, lavinate savo pastabumą tam, kad atmintinai praktiškai galėtumėt žinoti kiekvienus lygius, struktūras, kad galėtumėt prisijungti prie grafikų ir iškart matyti, tas yra. Ir tai, kai jūs darote, jūs lavinate. Ir aišku, būna, kad nueinate kitą sistemą mokintis ar kažkokią kitą pamoką, jūs primirštate gal biškį, paskui vėl. Tai va čia yra tas lygis. Sąmoninga kompetencija. Jūs jau žinote, jūs jau suprantate, bet jeigu jūs negalvosite ir netobulėsite, jis gali prisimiršti. Tada, kai prisimiršta, po kurio laiko jūs ateidami vėl, sakykime, pratęsti mokymus, automatiškai žmogus, sako, primiršau, jau reikia vėl iš naujo ir vėl iš naujo reikia įdėti tą darbą. Lavinti, programuoti save. Nesąmoninga kompetencija. Tai tas lygis, kuris priveda tave prie profesionalumo. Šiame lygyje jūs pasiekėte stadiją, kai kažką mokate taip gerai, kad tai tampa automatiškai ir nereikalauja jokio mąstymo. Tiesiog pamatei ir padarai. Pamatei ir žinai, ką jau daryti. Tai yra nesąmoninga kompetencija. Tai yra ta vieta, prie kurios jūs norite prieiti. Ir į tai reikia įdėti daug darbo. Pamatyti reiškia padaryti. Jeigu pamačiau ir aš turiu daryti. Plėtoti savo tikslą. Kodėl tu nori būti prekiautoju? Finansinė laisvė, laiko laisvė, padėti šeimai, filantropiku, padėti kitiems. Tai būtent ta vieta, kai mes gauname tą profesionalumą, mums atsiranda laisvo laiko, turime šeimai laiko, turime galimybę padėti ir kitiems ir tuo pačiu užsiimti kitą veiklą. Nes, aišku, vėl mes turime nusistatyti, kokiu prekiautoju mes būsime. Ar mes būsime visą dieną sėdintis prie monitorių, ar mes darysime taip, kad turėčiau kuo daugiau laiko, bet galėčiau iš prekybos uždirbti. Atsiprašau. Kaip būti geresniu nei kiti? 90%. Turėti tikslą, tai yra labai svarbu. Turėti tikslą. Kaip ir sakiau, turime nusistatyti tikslą. Kada, kokią dieną, kokiais metais ir taip toliau, kokį mėnesį. Turėkite įsipareigojimą. Įsipareigoti, ką turite atlikti. Nes dažniausiai, kai daroma, žmonės sako, gal rytoj dar padarysiu, gal šiandien nebedarysiu. Įsipareigokite, kad tai yra tas laikas man, kurį aš turiu naudoti, būtent mokymus. Turėti aistrą. Aistrą tai užsidegimą. Dažniausiai, kai mes dirbame, sakykime, mokomės, atsiranda toks momentas, kad jau gal nuobodu, gal kažko reikia kito, dažniausiai peršoka prie kitos pamokos, jau gauna vėl tokią kaip ir energiją, kaip žiburėlį, čia vėl kažkas naujo, čia taip toliau. Bet automatiškai turi būti aistra. Kiekvienoje pamokoje negali jos būti išskirtinės. Nes apskritai turint tą aistrą, tu atiduosi daugybę laiko ir energijos į tai, ko tu sieki. Nes tai aistra tave ves. Bet jeigu daugelis yra susikoncentravę į pinigus, greitai ir dabar uždirbti, dažniausiai tos aistros neturi,
Ir nes mato, kad čia reikia dėti daug laiko ir pastangų ir realiai sustoja arba meta visą tai. Turėti pelningų įgūdžių. Pelningi įgūdžiai tai įgūdis pelningas, tai tas atspindys tai, ką tu išmokai ir ką tu sugebi padaryti. Tai ir gauni tą pelną. Turėti ištestuotą planą. Sekundėlę, kad mane trukdytų. Turėti ištestuotą planą. Tai, ką kiti jau daro, testuoja ir kuria planą prekybai. Turėti kontrolę savo emocijoms. Dažniausiai žmogus, būdamas emocionalus, sakykime, jisai sako, kad aš dabar šiuo metu paimsiu ir pakeisiu ir būsiu kitoks ir nebebūsiu emocionalus. Ne. Norint būti neemocionalus žmogus, reiškia, turi viduje susidaryti harmoniją, turi dvasinis lygis pakilti ir tada automatiškai žmogaus emocijos nuslėpsta. O emocijos dažniausiai sukuria praktiškai visada mūsų mintis, mūsų norai, mūsų svajonės ir taip toliau. Būti įsipareigojęs, bet tikslo to nepadarysi. Pakartoti, visą tai kartoti, vėlai vakare, anksti ryte, čia kaip praktika, kiekvieną dieną, tą patį per tą patį. Sportininkas, kuris yra profesionalas, kuris gauna medalius olimpiadų, jisai daro tą patį per tą patį. Aš jums įmečiau video, kur sako, aš tame gyvenau, aš tame sporte gyvenau, aš praktiškai sėdėjau nuo ryto iki vakaro salėje ir ten gyvenau. Čia ateina profesionalumas, gyventi tame. Tada ir ateina visa nauda, tada ir ateina pasiekimas. Praktikuoti įgūdžius, pastoviai tą patį per tą patį daryti, pastatyti savo prekybos verslą. tą patį per tą patį, daugybę valandų. Bėgti ir bėgti, boksuotis ir boksuotis, mokintis ir mokintis. Čia apimu viską, stebėti, analizuoti ir analizuoti. Negali būti taip, kad aš analizuoju tik tais tam, kad reikia. Aš analizuoju dėl to, ką man tai įdomu, dėl to, kad aš turiu būti profesionalas. Aš esu profesionalas. Man tik reikia dėti daugiau laiko. Ir laikas ir yra tas momentas, kuris tai prives jumis prie profesionalumo. Sustiprinkite savo prekybos įgūdžius. Tau reikia pelningų įgūdžių. Skaityk kainų judėjimą, strategijos, prekybos planas, kaip ištestuoti planą, solidžios prekybininko psichologijos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš tą kartoju ir kartoju. Daug ir gal iš manęs girdėjote daugybę kartų. Prekybos planas. Nu, kiek jis gali tą patį sakyti? Jau 100 kartą sakė ir vis tiek jis vėl tą patį per tą patį Tomas sako. Bet tai yra esmė. Tai yra pagrindas. Kodėl taip sakau? Programuoju jumis, kad jūs suprastumėt, kur yra pagrindas. Įrodykite, kad jūsų planas veikia. Ar žinai savo skaičius? Ar gali būti pelningas? Vien AVG, vien LOS, RX ir AVART. Ar tu žinai šitos dalykus? Šitie dalykai ateis pas jūsų, kai jūs testuosite vienas ar kitas sistemas praeityje ir prekiaudami kursite naują testavimą pagal savo įgūdžius ir turėsite rezultatus. Pradžioje jūs turėsite rezultatus pagal tai, kaip jūs matote rinką, nes jūs lavinate savo pastabumą. Norint išlavinti pastabumą, reikia dėti daugybę valandų. Tai daryti, kartoti ir kartoti. Viso gaunami pipsai. Kiek pipsų įeina? Jeigu kalbėti apie Forexą, tai kiek pipsų jūs uždirbote per praeitus metus, ar dar praeitus, priklausomai nuo to, kiek jūs testavote metų. Ir kiek buvo paimta pipsų pagal jūsų testavimo planą. Maksimalus drawdownas koks buvo, koks pralaimėjimas,
koks laimėjimas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visą tą informaciją jūs turite susirinkti, ją analizuoti ir palei tai matyti, ar galiu prekiauti viena ar kita sistema toje rinkoje, toje poroje ar ne. Tai ar būtų žaliavos, ar tai būtų kriptovaliuta, ar tai būtų akcijų, jokio skirtumo. Kontroliuoti savo emocijas. Ar tavo emocijos kontroliuoja tavo prekybą? Apie tai jau esame irgi kalbėję, bet dažniausiai emocijas sukelia mintis, kaip ir sakiau, pagrindė sukelia mintis ir sukelia emocijas, kai pamatome didelę bulių žvakę, pamatome didelę meškų žvakę ir taip toliau. Ir nuo to, tų naujienos kaip šoko, 200 pipsų, 100 pipsų atrodo, čia praleido tokią galimybę, tokią šansą ir taip toliau. O aš kaip tik palaukiu, kol jisai suvaikščios ir tada ieškau pardavimo ar pirkimo, kai rinka jau suvaikšto, kai išgaudo visus ir tada rinka suka į kitą pusę. Aš priešingai darau, negu daugelis, kurie daro. Aš turiu susigrąžinti viską, kad gal ką praradau. Tiek praradau, ką man dabar daryti. Ir iššaukia ką? Stresą, paniką, nepasitikėjimą. Šeimoje pykčiai. Neveide. Stalą kėdę tranko daužo. Monitoriai skyla. Ir taip toliau, ir taip toliau. Puiki galimybė. Dviguba pozicijai. Atidarom. Kas gaunasi? Aš jaučiuosi kaip šūdo krūva. Tiesioginio to žodžio prasme. Taigi, antra stovykla. Išmokite prekiauti teisingai. Nutraukite savo nesėkmių ciklą. Ir einame prie trečios stovyklos. Kaip 90% prekiautojų mokinasi prekiauti? Sutvarkyti problemas. Nesėkmingas prekiautas. Identifikuoti įgūdžius. Pažiūrėti nemokamų mokymų webinarų. Išmokti įgūdžius. Praktikuoti su tikrais pinigais. Vykdyti įgūdžius. Prekiauti su tikrais pinigais. Ir taip toliau, ir taip toliau. Išmokto įgūdžio anatomija. Kai mes išmoksime savo įgūdžio anatomiją, sutvarkyti savo problemas. Dažniausiai, ką aš ir sakiau, pasiimkite lapą, užsirašykite savo problemas, kurias jūs turite ir per kurias jūs prarandate savo pinigus. Sakykime, arba jūs nedarote tą, ką jūs turėtume daryti. Aišku, reikia domėtis įrankių, turėti įrankių, kuriuos galima būtų naudoti. Toliau, identifikuokite įgūdžius. Atrasti savyje, identifikuoti, numatyti. Išmokite įgūdžius. Lavinti. Išmoktus įgūdžius reikia lavinti. Lavinti daugybę kartų tas pats per tą patį. Kai kurie, sakykime, mokiniai buvę ir dabartiniai, kai kurie vis atrodo, kad darant namų darbus reikia man. Nes mes esam pripratę mokykloje, mokytoja pasakė, reikia padaryti. Bet iš vienos pusės nesupranta, nepagauna minties to, kad tai yra ne man, o yra jum, kad jūs išlavintumėt. Išlavintumėt savo įgūdžius, tos, kuriuos jūs matote, kuriuos reikia lavinti, kuriuos aš rodau. Vykdyti tada įgūdžius, augti ir tu augi ir taip važiuoji, į tobulėji. Identifikuoti savo problemas. Kokias problemas aš turiu? Kur aš įeinu į rinką? Kur aš padėsiu stopą? Kur aš nustatysiu taikinius? Kaip man pasirašyti verslo planą? Kaip man patvirtinti savo planą? Kaip tvarkyti savo pinigus? Kaip išlikti disciplinuotam? Tai būtent tokie klausimai turėtų kilti kiekvienam žmogui, kurisai pradeda prekybą, sakykime, eina tos prekybos keliu. Kur visi tie punktai? Aišku, daugiau galima tų punktų prirašyti, į kuriuos galima remti, iškeldami klausimą. Kur, kodėl, kas, kaip. Jeigu aš neturiu, tai man reikia turėti. Tai reikia imtis patirties iš tų, kurie žino, ką daryti.
Ir tu vis dar nesi sėkmingas prekiautojas kol kas. Ką reikia daryti? Išmokti skaityti price chart. Tai būtent struktūras, trendus, konsolidacijas, struktūrų formavimus. Kaip panaudoti įgūdžius, tau reikia pasirašyti planą, tau reikia ištestuoti netikroje prekyboje, registruoti rezultatus, analizuoti, tinkamas pinigų valdymo pozicijų dydis. Tai yra pagrindiniai dalykai. Pinigų valdymo sistema tai yra vienas irgi iš pagrindinių dalykų, galim sakyti pats pagrindinis. Nes viskas remiasi į jūsų kapitalą. Jeigu mes dedame didesnės pozicijas ir nededam stopus ar dedam, automatiškai mes galime prarasti daugiau negu uždirbti, bet turime atkreipti dėmesį, ar mes galim sau leisti, ką mes galime sau leisti. Tai turi būti vėl programa, kurią turime įsirašyti savo ir ją naudoti. Įgūdžių vykdymas. Tu valdai savo prekybos verslą. Pirmą suplanuoji, tada darai. Išlikti nuosekliam. 12 mėnesių, 52 savaitės, 365 dienas, 8760 valandų, 525 600 minučių ir 31 milijoną sekundžių per metus. Reikia išlikti nuosekliam, galvoti apie tai ir daryti, ir siekti. Tai būtent yra tiek laiko per metus. Aš suprantu, yra darbai, yra šeima, yra visi kiti dalykai, bet mintimis leiskime savo vis tiek būti tame ir siekti mintimis. Sako, jeigu nesugebi atsiprašyti, mintimis nors atsiprašyk. Sako, jeigu nesportuoji, mintise sportuok. Jeigu tu kažko, gal nenori, daugiau, kai sakykime, pozityviai nori, tai tu galvok, ko nori, kaip tu sieki to, ką darai. Ir siek. Visą laiką, nors mintise tą turėtum. Nepaleisti to, sakykime, aš dabar testuoju, sakykime, ar netestuoju, o mokusi vieną ar kitą sistemą ar struktūras. Ir mintise galvoti, matyti gamtoje, namuose tas struktūras, matyti jas visur galima. Kas gyvena, pavyzdžiui, kažkur užsienį, kur yra kalnai, kalnuose galima matyti struktūras, jau matyti, kur yra buliai, kur yra meškos ir kaip susiformavę. Ir taip. Tai aš kaip pavyzdys, bet tai yra mintimis būti tame. Skaityti kainų judėjimą, klaidingų kelių. Dažniausiai žmonės žiūrėdami į rinką, mato tokias struktūras ir jie identifikuoja būtent struktūrų judėjimą, nežinant viso to, kaip reikia identifikuoti. Tiesiog jie gal mano. Kai aš paklausiu, ar turi prekybos planą, jo turiu, kur jisai yra, galvoje. Ai, galvoje yra, tai reiškia nėra. Tai jeigu jūs identifikuoja struktūras, sakau, identifikuoja struktūras, jo, kas yra? Čia va tas. Nubraižyk, nemoka. Skaityti kainų judėjimą. Būtent kaip struktūros juda. Turėtų būti toks kelias, turėtų braižyti ir braižyti. Tol, kol išlavini ir jau esi profesionalas ir tu iškart matai, kur tau dėti, ką daryti, į ką atkreipti dėmesį ir ko nedaryti. Taigi, kopijuoti sėkmingus prekiautojus, tavo kelias į nepriklausomybę. Čia ir būtent, leiskite man jūsų paklausti. Ar gavote biškį to dušo ir pamatėte, ką reikia daryti ir ko nedaryti. Būtent savo dabartinėje kelionėje, jūsų prekybos kelionėje ar mokymosi kelionėje. Manau, kiekvienas gavo. Tai reikia tik tais gerai pasvarstyti ir pamastyti savo veiksmuose, tą, ką mes darom kiekvieną dieną ir kaip mes siekiame savo tikslo. Ar tik tai svajonė yra ir lieka svajonė, tampa jinai tik svajonė, ar ją mes galime padaryti realybę, kad ta svajonė išsipildytų. Taigi, tavo tikslas į sėkmę atrodo taip, turi atrodyti taip. Startas. Išmokti pelningus įgūdžius. Ugdyti, praktikuoti. Tenais buvo atvirkščiai.
sužinoti sistemą ir eiti į prekybą ir prekiauti. O čia reikia ugdyti ir praktikuoti. Klausimai mentoriui. Klausti mentorius ir ką atsakys, žiūrėti atsakymus, pritaikyti ir taip toliau. Praktikuoti, tvarkyti psichologiją. Viskas, kas yra pagrindė, turite klausinėti. Turėti ko paklausti. Dažniausiai YouTube'e būnant ar žiūrite ar kurkiausiose grupėse nėra ko paklausti ir ko remtis. Ir tada, kai jūs priimat sprendimą, gaunasi taip, kad jūs priimat, kad tai yra gerai, bet nepasako niekas, ar jūs gerai darote ar blogai. Sukurti ištestuoti prekybos planą. Sukurti MM planą. MM planas tai yra money management, tai angliškai būtent MM. Tai yra pinigų valdymo sistema. Prekiauti sėkmingai. Tai va būtent toks kelias turi būti, progresas. Ugdyti, augti ir keliauti. Tavo tikslas į sėkmę atrodo taip. Jau gal matėte, irgi buvau YouTube'e įdėjęs, tai kas nematė, tai būtent paaiškinsiu. Dažniausiai pasirinka žmonės, kiekvienas norintis būti prekiautoju, visi sako, kad aš darysiu pats, dabar aš sugebu, aš manau sugebėsiu, aš padarysiu ir nukeliauja ir būna tarptų 90% prekiautojų. Pradeda tobulėti tik tada, kai praranda didelį minusą, kai ateina į dugną, kai ateina stresinis momentas ir tada kitam stresiniam momente jis turi pasirinkimą. Arba toliau judėti tą pačią linkmę, arba keistis. Tada jau pasako, kad reikia man jau kažkokių įgūdžių, mokymų ar dar kažką. Tada pradeda progresuoti, pradeda augti, rinkti informaciją, lipdyti ją ir pradeda lipti iš duobės praktiškai į viršų. Arba kitas variantas yra iš karto eini, mokiniesi, aišku, būna visko ir bus, tai būtent dėl to ir yra parodyta, kad yra į pakritimo ir vėl kilimo, nuo to ir auga. Mokinys, kaip sakau, be dvejeto, ne mokinys, jeigu negauna dvejeto, jis neturi kuom progresuoti. Tai va. Tai toks yra kelias į viršų. Prekiautojo kelias. Koks yra prekiautojo kelias? Mes jau ir susipažinome praeitame seminare apie tai, kokius žingsnius reikia atlikti. Pirma, išmokti mokymosi medžiagą, pritaikyti prekybai išmoktas žinias, susitvarkyti prekybos emocijas, tapti profesionaliu prekiautoju. Tai būtent yra toks kelias kiekvieno prekiautojo. Tai va, tai būtų tiek. Ačiū uždėmesį. Sakai, iš to kapenki, pirdum galvoju, susimokėsiu, bet dar apsisprendimo reikėjo, tai iki to, kol 2 štukas, kai susideginau, ir tada galvoju, ir dar 5 reiktų mokėti, galvoju, bet patikimas, nepatikimas, žiūriu, yra bendrų draugų, žiūriu šilutės, galvoju, pirdum, tikrai kažką padaryti. Tai va, taip ir pasiėmė, bet jo, tą kelią praėjau, tai tenais jis savo mokytis, pavyzdžiui, per YouTube, kai žiūri, tai tenais kiekvienas prekiautojas turi savo tą kažkokią tai prekybos, susikūręs tą planą. Bet tu kai ten pradedi žiūrėti visus, pražiūri kokį 10 skirtingų tų makaluotis, pradedi tiesiog nesupranti, nei iš kur, nei kas, nei kaip, tenais darai vieną, bet tas kažkas kitas sakė kitaip, darai kitaip, žiūri, kad ten minusas eina, ten žodžiu, tai viską, ką pasakai, viskas čia yra teisybė. Tomai, tiesiog. Dar tokį tikrą įvykį prisiminiau, kaip tik mano žmona pasakojo. Mano žmona yra medikė, tai vienas ligonis pas jos negalėjo ateiti procedūrą, iš karto atsiprašė, neteisiu rytoj, sako. Sako, žmona, dėl ko tu neteisi? Ai, negaliu, būsiu užsiėmęs. Tai, žodžiu, gavus taip, kad jis neatėjo ties procedūras, atėjo sekančią dieną. Ir tas ligonis žmonai sako, kaip gerai, kad aš neatėjau į procedūrą, nes aš uždirbau 7,000. Žmona sako, tai čia kuom užsiėmiau, būdamas ligoninėje. Aš sako, užsiėmiau prekybą, nežinau, kuom jis ten prekiavo, ar Forexu, ar su žaliavom, ta prasme. Ir aš taip klausaus, čia buvo prieš keletą metų, toks įvykis. Tai vadinasi, teisybė vis tiek, tai greičiausiai tas žmogus jam buvo greičiausiai nuo vietos ir jis negalėjo ateiti procedūros. Supratau.
Įdomu. Nu jo, tai va tokia suma, sako, uždirbo ir taip, užtai žektelėjau. Tai va tokie... Edvinas teisingai pasakė prieš tai, kad prieš tai tenais skaidriai buvo, kiek tu pažįsti prekiautojų, tai Edvinas teisingai buvo pasakęs, va tų lietuvių prekiautojų, tai seniau nebuvo tiek daug, dabar kažkaip pabiškai pradėjo jie lysti iš tų požemių, žinai. Taip, vienas po kito. Na, aišku, priklausomai nuo sferos, kurioje prekiauja sferai. Jo. Taip, jo, tai gal pakalbėsim kitus, ne? Darius dabar turi pasakyti iš eilės, ne? Ne, dabar matau, man rodo Deividas. Nu, Deividai, kas tave palietė, žiūrint visą šitą webinarą? Labą dieną. Labas. Tai galiu aš tau tik pritart, žinai, kad tas mokytojas, žmogus, kuris vis tik, tai kaip čia pasakyti, paėmęs už rankos, pravestų tą visą kelią, tai jisai reikalingas, nes, nu, aš į tavo mokymą žiūriu kaip į puzlę. Pas tavęs yra daug tokių detalių, o tą visą dėlionę turi sudėlioti pats. Tai kaip tu gali dėlioti, jeigu nežinai, kaip dėlioti? Tai va, mokytojas, aš manau, va, tam ir reikalingas, kad padėtų išmokti dėlioti tą puzlę. Tai reiškia, iš tų visų sistemų susidėlioti prekybos planą ir prekiauti. Taip. Aš dažnai klausiu, žinai, savęs, vat, kodėl Tomas užsiema mokymais. Tai gal jis taip blogai prekiauja. Tai aš pasiklausęs tavo kelis tos webinarus, padariau išvadą tokią, kad Tomas turbūt ne taip. Jeigu mes visi sustreikuotumėm ir neitumėm į mokymus, tai Tomas turbūt damokėtų mums, kad mes ateitumėm į mokymus, nes tai yra tavo prigimtis dėstyti. Taip. Mokyti, tu būri save, aplink save komandą. Taip. Visiškai tiesa. Mano toks yra požiūris. Nes galbūt čia, aš irgi daug tų mokymų matęs, aš tų žmonių matęs visokių. Tai gal čia daugiau naujiems žmonėms va, tas klausimas kyla, kodėl Tomas užsiema mokymus. Va, čia būtų mano tokia komentaras, kodėl. Dėl to, kad jis toks žmogus. Jam reikia komandos, reikia dirbti, aš manau, kad jis skiria ir aukoja savo laiką, o neuždirbinėja iš mūsų pinigus. O dėl tos kainos, tai žinote, kad nemokamas sūris pelėkautuose ir tik antrai peliai. Tai jo, tas tiesa. Tai dėkui tau, Tomas. Prašau, Deividai. Dėkui už atsakymą. Nu, Dariau, dabar man rodo Dariau. Ar yra Darius prisijungęs? Darius. Nėra Darius, ne? Nu, gerai. Gintaras tada. Nu, kas Gintarai tave palietė? Jeigu Darius yra, irgi tada pasijung Dariau pasakysi. Kas palietė tave šitome webinare? Kur tu pamatėjai save? Šiaip viskas palietė. Klausausi kolegų ir girdžiu savo žingsnį į šį mokslą. Kolegos, pirmas žingsnis buvo YouTube'ai, su YouTube'ės strategijom deginti pinigai, po to netinka vieną strategiją, eini į kitą strategiją, ieškai YouTube'e ir kažkaip tai daug. Ir kol kas net pati pradžia kelintas, manau, čia trečias gal webinaras bus, bet save matau, prigaunu jau, nežinau kaip struktūras pradėti, ką toliau daryti, klaidas matau, tai mane patį džiugina. Nu, labai džiugina. Dėl to palietė visą šitą. Šitas webinaras, teisingai? Jo. Supratau. Gerai, Gintarai, dėkui tau už atsakymą, pasakymą, pasidalinai mintimis. Taigi, Viktoras gal pasisakys? Dabar man rodo iš eilės. Ar pridėčiau visi
visko išsakė ir aš mano tokios pačias mintis ir kaip Deividas sakė, aš galvoju, kokiam velniui tu dar mokai, tai yra prekiauji, kai vien už pamokas tik paėmė, bet po to numačiau, kad tau tiesiog tas patinka. Iš vieno, kad... Aš žinokit, aš iš tikrųjų kaifuoju šičia. Aš kaifuoju nuo viso to, ką darau, ką kuriu, moku. Pas mane yra idėjų, minčių ir pertikti, pateikti, ir pats save ugdai kaip asmenybę, ir gauni patarimų, ne tai, kad patarimų, kaip sakyti, iš jūsų, ką jūs pasakote, kaip jūs elgiatės, sakykime, kaip jūs atliekat, tu pats tobulėjai toje srityje, tarp būrie žmonių, kai esi, ir tu tobulini save, matydami, kaip reikia padėti kitam. Į tai gali perteikti netgi šeimoje, vaikams perteikti ir tuo pačiu pats augia, nes gauni informacijos tiek iš jūsų, tiek iš savęs, tiek aplinkos ir į viso to, ką tu darai. Sakykime, aš darau. Tai man tai yra šičia kūrybos metas, sakykime, kiekvieną kartą kuri, pateikti, padėti, suprasti, kad galėtų įsigilinti, kad galėtų išmokti, kad atkreiptų savo vidų, atkreiptų dėmesį į savo vidų ir judėtų, tobulėtų žmogus. Čia man yra tai tikrai, to kaifuoju. Pasikrauni batareikas emociškai. Taip. Tai va, ir man tie mokslai, tikrai įdomus. Aš pradėjau matyti visai kitai tom akim, ne taip, kai atėjęs pradžiai. Klausiau pirmą webinarą, kur aš pakliuvau, ką aš čia darau, ne man čia šitas visas reikalas. O vakar braižau ten tas judėjimas, gal 1, 2, 3, sakau žmonai, tik čia žiūrėk, čia FP sistema, ten iš karto 2618, iš karto po to JOTA 1, 2, 3. Kosmosas, aš negalvojau, kad kada nors matysiu tiek viską. Praktiškai viens po kito, ne? Jo, 3 iš eilės, aš net tam judėjimas 1, 2, 3 grafikas, bet aš viską susibraižiau ir išsiunčiau kaip namų darbą. O aš ir šiaip po to vakarėjau guliu, pasibaigiau viskas, man pamokas, jau testavimas dabar, bet aš dar klausimų po mūsų paskutinio tos skambučio turiu. Ir vakar guliau naktį iki 4 nakties, iš tikrųjų nemigau ir galvoju, norėčiau eit braižyti. Bet reikia miegoti, 6 keltis į darbą, pamanysiu miegoti, ne, bet gal eit vis dėlto braižyti, nes tokiom mintim, tai aš tikrai džiaugiuosi ir ačiū tiesiog. Prašau, Viktorai, prašau. Ką, Audrius, ne? Man rodo iš eilės, tai aš klausiu, ar yra Audrius, jeigu nori, gali pasisakyti. Galite nesakyti, jeigu nori. Bet manau, Audrius pasakys. Gal prisijungęs. Nėra, ne Audrius. Gerai. Tomai, sakyt, nes tuoj bėgsiu. Mindaugai, taip. Kas tave palietė? Jo, aš esu pasakojęs kažkaip, bet aš, buvau pasirgęs tam, internetas, bandymas, tikrinimas, tik aš pinigų ne per daugiausiai praradau, man tas, aš investavau prieš tai, tada pradėjau prekybą ir tada aš labai atsargiai jau. Tai to aš džiaugiuosi savim, kad aš be plano ir be patikrinimo niekad nejau tikrą prekybą. Kažkiek tai saugiai man išėjo. Bet buvo ta problema, kad aš pastoviai irgi tikrinau strategiją, nepaeina, einu kitą tikrinti, nepaeina, einu kitą tikrinti, nepaeina, kol aš supratau, kad vakar labai tu įsitikinau ir šiandien, kad viso to apjungimas ir matymas tos rinkos ir atkreipimas, o ne tik banali strategija, tada ateina ir sėkmė ir pelnas vis tiek. Nes daug kas nutikina, kad užtenka banalios strategijos, 1, 2, 3 viso važiuojam, ir bus tie pinigai ateis. Nefiga taip neveikia, nepaeina, labiau taip. Tai supratau, kad šie mokymai man labai padėjo. Man labiausiai padėjo tas, kad yra palaikymas. Labai yra palaikymas ir atsakymai ir neaišku, gali pas kažką kreiptis, o nežinai, ką daryti. Tada prisigalvoji
papildomų nesąmonį, nes aš tas struktūras prieš tai mokiaus, bet, bet aš pastrigu pusę metų mokiaus, ne per mėnesį supratau, pusę metų kankinaus, kol aš pagavau kampą, kaip, nes nebuvo ko paklausti apšė. Tai čia žymiai geriau, žymiai. Tai labai patenkintas, kad yra tas palaikymas, pagalba ir svarbiausia yra ko paklausti. Ir paklausti to, kuris žino, ką daro. Tai va, tas labai svarbu man buvo. Džiugu, dėkui Mindaugai tau už savo mintis. Nu ką, Ramūnas dabar man eilėje. Audrius, matau, mikrofoną įsijungia, ne? Tai gal Audriui leisim. Ar yra Audrius? Girdi mane? Labai sunkiai žinok, Audriu. Toli kažkaip. Oi, iš vis praktiškai negirdžiu. Su mikrofono problema. Tai ką, tada leidžiu Ramūnai pasakyti. Ramūnai, kas tave palietė? Sveiki. Ką žinau, mane liečia taip kaip ir visus, viskas palietė čia ir viskas, kaip sakyti, ką ir visus liečia, bet kaip aš ten viską pradėjau, kaip sekėsi, gal daug ką žiūrėjau ten tavo video įdėtą ir vienu žodžiu pusę metų, kai prekiavau viskas, kai pradėjau prekiauti, pasimokęs pas tave nuo pavasario, tai labai buvo didelis, kaip sakyti, šuolis ir pusę metų dėjau, kaip prekiavau, tai buvo viskas gerai, o po to grįžau kaip po atostogų ir vėl pradėjau prekybą, tai nežinau, pasimiau vienu žodžiu challenge'ą tuos, ir nežinau, viskas atrodo kaip ir nepasisekė, jau apsiverti ir ne tai, kad aš prarandu pinigus, bet tas, kad uždirbi ir vėl prarandi, vienu žodžiu žudo labai šitos emocijos ir kažkaip nelabai susitvarkau dar kol kas su jom, bet stengiuosi, vienu žodžiu, challenge'o likę buvo antro etapo likę buvo 30 ar 26 doleriai ir sudeginau šiandien. Tai ir vienu žodžiu, sakau, kažkaip ant to trečio laiptelio užstrigau ir dabar vis kažkaip galvoju, kad reikia, nežinau, kažkaip su tom emocijom tvarkytis, nes čia kaip Mindaugas vienu kartą sakė, kad, sako, šitoj demos sąskaitoj darau, ten viskas gerai, turėtų būti gerai, bet mano nuomonė viskas labai skiriasi, kur demos sąskaitoj ir kur tu, investavę savo pinigus. Aišku, čia gal ir nuo žmogaus daug kas priklauso, gal žmogus labiau emocingas, gal žmogus ramesnis, kaip sakyti, čia gal charakteris irgi daug reiškia. Čia viskas reiškia ir charakteris, ir viskas priklauso nuo žmogaus, nes žmogaus vidus priiminėja sprendimą. Nors ir mes turime taisyklę, bet realiai vis tiek ima žmogaus vidus, ima viršų. Dėl to, kaip mes priimame sprendimus rinkoje, dažniausiai, sakykime, būna, kad ne tai, kad dažniausiai, bet priimam sprendimus nepalei tai, kaip mes turėtume priimti. Ir tada klausime, kodėl. Tai va čia žmogaus vidus, kaip pasakyti dar tas žodis, tik yra pastrigęs, iš savęs, kas klinda, tas ir vyksta savotiškai. Labai žudo noras greičiau uždirbti ir tas yra labai blogai iš tikrųjų. Taip, tai jeigu tu turi, mes jau apie tai kalbėjome daug kartų ir buvome susitikime, kaip sodyboje, tai tu turi dar pasirašyti punktą pagrindinį savo ir jį gerinti, keisti jį. Jeigu yra noras greitai, reikia numalšinti tą ugnį, užgesinti su vandenėliu ir leisti rusenti po truputį. Jo, čia tas pagrindai yra, nes sakau, man likę buvo keli doleriai ir sakiau, dabar iškart pabaigsiu ir šiandien būtent ir viskas ir baigiau, kol dasibaigiu. Į kitą pusę. Galiu aš paklausti? Taip. Kiek Ramūnai čia laiko esi jau? Aš
pernai pavasarį pradėjau nuskaityti jo pusantrų metų ir paskui pradėjau prekiauti nuo naujų metų. Tai prekiavau iki rugpjūčio galo, prekiavau stabiliai pliuse ir, aišku, ten nebūna, kad ten būtent tiek ir tiek, bet visi mėnesiai buvo pliuse, 6 mėnesiai, 7 skaityti. O po to išvažiavau atostogų, ir kaip sustojau kažkaip ant vietos ir taip ir buksuoju. Čia reikia, Kažką ne taip. čia reikia, nikneimė, reikia paklausti gyvenimo sąlygos, ar pasikeitė, ar bandai kažkam įrodyti, ar kodėl pasikeitė tai, kaip buvo ir kodėl dabar yra taip, kaip yra. Kas... Aš tai žinau, dėl ko pasikeitė. Čia priežastį turėtume išsakyti, kodėl taip yra. Dėl to tai ir atspindi tavo dabartį. Vienu žodžiu, aš verslą užsidariau rugpjūčio mėnesį, prieš išvažiuodamas skaityti atostogų. Užsidariau verslą, nes vienu žodžiu jau, kaip ir sakyčiau, neapsimokėjo man jau tenais dirbti. Užsidariau tą verslą ir dabar jis, kaip sakyt, namie būna ir sėdi prie to kampo irgi žiūri ir po to atrodo, matai, į viršų eis ten garlis, į apačią kris ten Cypher, dar kažkas, bet prisigalvoju per vidurį, kad būtent čia gal eisi ten ir padarai tenais, ir žinau pats, kad žiūriau tau užsirašęs ant lapų, kodėl aš įėjau į sandorį ir vis tiek užsigalvojęs, vis tiek įeinu ir paskui jau galvoju, bet jau įėjau viskas, ir tokį prisidarai. Tai čia valvai... Arba neišlaukiu, daleiskim įėjęs į sandorį ir teisingai įeinu viską, bet neišlaukiu iki savo nustatyto taikinio ir vienu žodžiu darau. Skubu, jau sakau, noras didelis, ten greičiau uždirb, greičiau... Tai dabar ta belieka vienintelis dalykas, paanalizuok save, kai tu uždirbai pusę metų ir kaip dabar po atostogų keitėsi tavo požiūris, kaip pasikeitė gyvenimo principas visas, koks buvo prieš tai ir dabar. Ir paanalizuok tada, ar skubėjai, tada juk neskubėjai. Neskubėjau. Tai dėl to dabar, ką reiškia, tai turi sugrįžti į tą pačią būseną, kokią buvai tada, kai pusę metų prekiavai pliuse. Tai aš dabar vakarais ir vis galvoju, stengiuosi viską apgalvoti, atsigulės ir vienu žodžiu. Manau, pasikeis viskas po kitais metais nuo pradžių ir... Pradžia yra kiekviena, Ramūnai, pradžia yra kiekvienas momentas. Šiuo metu yra pradžia. Šiuo metu yra momentas, tas, kurį mes kalbame, ir yra tavo pradžia. Tai neturi būti, kad nauji metai įsitikinimas, kad keisis. Gali ir nesikeis, dažniausiai ir nesikeičia vien dėl to, kad nežinome, kaip pakeisti. Jeigu tu žinai dabar analizuodami save, kad pakeisiu, ką turiu keisti, jeigu matau, kad aš skubu, tai aš turiu nebeskubėti. Ir tai tu turi gali padaryti jau netgi ir šiandieną. Tiesiog nieko nedaryti, rytoj nieko nedaryti ir pasižiūrėti tik tais, kaip rinka dirba. Ir žiūrėti tas judesius, kurie vyksta rinkoje, didesni, mažesni, kaip mane veikia, ar aš noriu įeiti, ar ne. Nes kad tas pasakymas dažniausiai žmonės, kaip pasako, aš noriu nuo pirmadienio eisiu sportuoti arba nuo kitų metų. Ir vis tiek to nedaro. Vien geriau nesakyti iš vis, o tiesiog, žinant problemą, tyliai ją spręsti. Jo, aišku, Tomai. Vienu žodžiu skirtumas, kai atėjau pas Tomą ir kaip skaityk pradėjau prekybą, iki rugpjūčio mėnesio, tai skyrėsi visi 100% viskas ir labai ačiū Tomui. Bet čia, kaip sakyt, dabar pačiam reikia susitvarkyti tik tai su emocijom ir viskas bus gerai. Taip. Nu ką, dėkui tau, Ramūnai. Šarūnas jau kažką nori pasakyti. Nu, Šarūnai.
Ramūnai, tu teisingai sakai, kad bereikia su emocijom susitvarkyti, bet klausimas kaip? Vat vienas toksai, kaip? Aš galiu papasakoti iš savo patirties tokią istoriją. Aš labai daug žmonių pažįstu, šiaip labai įdomių. Aš žinau, pažįstu žmogų, kuris jau gal 4 metus, kaip sakyti, čia vagia maistą. Taip pasakykim, žmogus, kuris vagia maistą. Ir jisai vagia iš parduotuvės ir jisai nebuvo nei kartą pagautas. Bet jis man papasakojo visą tą istoriją, kaip jis daro, kaip... Jisai sako, mes visi esame sudaryti iš kiek 80% vandens. Yra japonų toksai tyrimas, kai jisai į vandens lašelį kristalą jisai tardavo tam tikrus žodžius ir jeigu tardavo gerus žodžius, pavyzdžiui, ramybė, gerumas, švelnumas, šventas, dievas, susidarydavo labai graži snaigė. O jeigu sakydavo žodį blogą, pyktis, nekenčiu, niekinu ar kokį blogą žodį, tiesiog kristalas nesusidarydavo, gaudavosi chaosas. Tai, čia yra teorija, bet yra dar toks japonų eksperimento su ryžiais, tiesiog ant ryžių išvirė ryžius su to pačiu vandeniu, tiesiog perskyrė ir ant vieno stiklainio, sako, užrašė blogas, kitas geras, ir ant vieną keikė, ir ant kito, sako, tai gerus. Tai tiesiog maistas, netgi vienas jisai sugenda, kitas geras, lieka geras šviežias arba nepakitęs. Pavyzdžiui, su mielėmis paprastą tešlą, tiesiog nusipirkite eksperimentą, padarykite miltai, vanduo ir mielės. Ir paimkite, išminkykite tešlą ir tešlą padalinkite iš 2 dalis. Ir vieną geras, kitą blogą. Kitai tešlai vienais jūs kartokite žodžius kažkiek ten, kas minutę, ar 5, ar 20 minučių, nežinau, kad meilė, gerus žodžius, viskas kas gerai, o kitą kelkite. Tai tiesiog fiziškai toj, kur sakysite blogus žodžius, net tešla neiškels, nors tešla buvo padalinta į 2 dalis. Čia reikia ištestuoti. Jūs čia klausyti nereikia. Jeigu norit, kad suprasti, tai turit paimti ir pamėginti. Tai tas žmogus, kur vogdavo iš tos parduotuvės, jisai prieš įeidamas parduotuvės sakydavo savo, aš esu Dievas ir viskas man veltui. Jis save nuramindavo, jis įeidavo parduotuvį, pasiimdavo, kaip jis ten viską jam reikėdavo, ir jis prie kasos prieidavo, jis vis tą mintystę kartuodamas, išeina ir jam puikiausiai sekė. Jis jau 4 metus vagia ir niekas jo nepagauna. Bet ta ramybė, kaip sako, savytaiga yra pratimų, netgi, pavyzdžiui, žodžių kartojimas, pavyzdžiui, jūs jaučiat, kad jums jama jaudulys, kažką prekiaujant, pavyzdžiui, man būdavo kažkodėl su savo klientais visą laiką aš jiems jausdavau nuolankumą, aš bijodavau jiems paprieštarauti, nes tarsi man duona. Ir būdavo bendrauti, ar ten buvo kažkoks įmonės direktorius, aš tokį viduje jausdavau tokį bjaurastį, tokį nuolankumą. Aš žinau, kad mano proto supranta, kad mes esame vienodo lygio, bet viduje tas nuolankumas būdavo. Ir buvo toksai pratimas kartoti žodžius, aš esu šventas. Aš esu šventas. Tu to žodžius kartoji ir tave akimirksniu per 30 sekundžių, per 20 sekundžių nuramina. Ir tu nebesijauti emocionalus. Tai lygiai taip pat, kai tu esi, pavyzdžiui, ant labai geros emocijos, kad ten, wow, geras, tipo, labai gera nuotaika, kaip hai esu, ir tu to žodžius pakartuoji ir tave taip pat nuramina. Taip ir kai tu jau pradedi stresą, depresiją, pavyzdžiui, jau policija stabdo, jau nejauku, pakartuoji kelis kartus mintysi to žodžius ir tu nusiramini. Tu atšaudai protą. Čia, kaip sakyti, čia yra teorija tol, ko neišmėgins. Man tai pasiteisina, žmonai pasiteisina, mes tai naudojam, kaip mums reikia. Tai toks vienas iš tokių būdų nusiraminti. Čia tik mano mintis. Aha, dėkui, Šarūnai. Iš vienos pusės aš pritarsiu ir pasakysiu, Ramūnai, tu turi savo sakyti, aš esu profesionalus prekiautojas ir kitokios mintis manęs negali valdyti. Blogos emocijos, blogos mintis manęs negali liesti. Aš esu profesionalus prekiautojas. Išeiti į mišką, rėkti, aš esu ir esu toksai, viskas. Ir ne kitoks. Ir tai vis tiek tave prives. Geros mintis priveda prie gerų dalykų. Blogos mintis priveda prie blogų dalykų.
Geros mintis priveda prie teisingų sprendimų, blogos mintis prie neteisingų sprendimų. Tai jeigu mes pozityviai pastoviai mąstysime, pozityviai išlaikysime pozityvumą, tai mes turėsime rezultatą. Tu turėsi rezultatą. Tai supyk ant savęs ir sakyk, aš esu profesionalus prekiautojas. Ir tai leis tau grįžti prie to, kokiu buvai, o ne prie to, ko nori. Aišku, čia reikia bandyti su savim, pažinti save. Čia ir yra tas visas kelias, ta prekyba, pažinimas savęs. Tai va čia ir prekyba vykdo asmenybę, jūs, kiekvienas, kurie turit. Dėl to ir lavinam. Ne tik tais grafikus griaužite, bet ir psichologiškai patarimai, kurie yra duodami, turite taikyti. Na, aišku, čia, kaip sakyti, aš net garantuotas, kad aš prekiausiu vėl gerai ir viskas bus gerai, nes, kaip sako, nieko nėra neįmanomo, aš jau tą įsitikinę savo gyvenime ir anksčiau, pavyzdžiui, namuose ten darbų būdavau saugiu, kaip nuosavo name ir sakydavau, kad aš nemoku ten, aš negalėsiu padaryti, bet po to praėjau kažkiek laiko ir dabar viską darau pats ir vienu žodžiu įsitikinau, kad tik tai bijo tavo akys, o jeigu tu nebijai, tai viskas įmanoma padaryti ir viską padarai, tai čia irgi tas pats lygiai. Taip, tas tiesa. Nu ką, dėkui jums už pasisakymus ir rašo Audris. Audris negali kalbėti, nes, sako, laisvų rankų įranga, tai aš trumpai. Per 3 mėnesius supratau, kad atsikelti ir užmigti su šituo neužtenka. 12 valandų per dieną neužtenka. Priežastis to, kad nereikia skubėti. Braižyti struktūras, o daugiau matau, reikia stabdyti visus norus, tad sėkmės visiems. Taip, norai turi turėti apibrėžtumą ir tikslumą, kada tie norai turi būti išsipildyti, kada jie turi išsipildyti ir siekti, kad išsipildytų. Taip, Irena, dar yra pas mūsų Irena. Taigi, Irena. Ką jūs... Labą vakarą visiems. Labą vakarą. Ką jūs gavote... Ar jau girdite mane? Taip, girdim. Puiku tada. Na, šiaip Tomai, žinot, aš tikriausiai esu tikrai, kaip ir visi kiti, prisidedu prie visų šitų, iš tikro, kaip tai yra džiaugsmingas kelias, kaip pasakyt, tai, ką mes suradome, iš tikro, kaip ir sakiau, mes ieškojome, anksčiau sakiau aš, kad tikrai lietuvių kalboje tų mokymų tikrai nebuvo. Kaip čia susiradom, kaip čia atsitiko, iš tikro aš ir pati gerai nežinau, jeigu atvirai. Tiesiog kažkaip ieškojau, čia kažkaip man reikia nagrinėtis. Nesu tokia supergalinga moteris su kompiuteriu, bet vis tiek tikrai ne viena valanda ir ne viena diena čia praėjo prie to kompiuterio. Iš tikrųjų viskas sudėtinga. Ir tai, kad pasiekti iš žalio, kaip pasakyti, prekiautojo tapti profesionaliu, tai kaip pasakyti, tikriausiai yra viskas mūsų rankose ir labai esu dėkinga, kad jūs mums tai padedate. Žaviuosi iš tikrųjų jumis. Ir jūsų balso tonu, jūsų ramybė, man tai labai veža iš tikrųjų, prisipažįstu. Tai labai dėkinga jums esu. Prašau. Ką, viskas, kaip sakėt, mūsų rankose, tik pirmin. Taip, tik pirmin. Ir jokių atgal. Teisingai. Taip, ir jokių atgal. Tai ką, didelis dėkui, kad buvote, kad klausėtės, kad išsisakėte ir važiuojam pirmin ir nestabdom. Tai būtų tiek tada šiandienai. Dėkui.